Labas rytas visiems. Šiandien mes sutinkam iš mašinos. Paskui bus važiuoja mūsų mylimas Paulinė Busikas, galėjom parodyti. Dabar yra 10 ryto ir mes pamokų metu važiuojam iš lentpjūvės atsiimti savo supjaustytų lentų. Tai šiandienos planas, mes dabar turim 2,5 valandos tarpą ir mūsų planas yra nuvažiuoti iki lentpjūvės, ten į mūsų busiką susikrauti lentas, kurių mes turim apie 40 metrų ir visi yra 6 metrų ilgio. Tai reiškiasi nuo Nemėžio iki Balsių, išilgai visą Vilnių ten apie 30 km. Tada tas lentas išsikrauti ir grįžti atgal į mokyklą. Tai trumpai, lentos susikraunam, kurios išsikiša, jų svoris netoli tonos, apie 700 kg ir po to rankomis jas išsikrauti ir pasidėti. Tai susitiksim iš lentpjūvės. Nu tai ką, va, Liudvikas atvaro, mes turim susikrauti čia po 10 lentų, tai 4 eilė. Tai 40 šitų lentų turim ir tada turim dar krūvelę tų lentų. Tai mes dabar einam, jo, ten tos mažos. Liudvi, pasakyk labas visiems žiūrovom. Tai tik mes mikrofoną dabar turim. Sveiki, draugai. Šunuolis. Nu tai ką, hebra, talpinsim čia 40, ne, daugiau, 60 vienetų lentų. Ar 70. Nu ir ką, dabar dedam mikrofonus, dedam telefonus ir einam krauti, Jokūbai. Nu tai šiek tiek update, kas vyksta, tai susikrovėm šitas valentas, kurios išsikiša 2 metrus. Ir įvyko nesukalbėjimas tarp manęs ir medžio įmonės Mylose. Tai trumpai lentos, kurių mums reikėjo, kad jos būtų supjaustytos, tai yra, kurias mes pjaustysim, jos yra nesupjaustytos. Na, o tas, kur mes galvom, kad mes gausim po 6 metrus, bet tos lentų krūvelė, jos yra visos supjaustytos. O tai yra blogai, nes čia yra mūsų pagrindinis rėmas, kuris atakys visus smūgius ir turi būti tvirčiausias. Ir dabar jis yra supjaustas. Tai gali būti, kad mes turėsim jungti ir tose jungtise bus jisai pas mus silpniausias. Žiūrėsim, kaip suktis, arba užsakinėsim naujas lentas, bet kas ganėtinai stabdytų statybą, arba žiūrėsim, kaip jungti. Tai va, raportuosim vėliau. Susitaikėm su neviltimi, kraunam. Va, kaip atrodo mūsų krovimo procesas. Hebra deda neša. Pauliu, laikyk mikrofoną. Taip. Komentuok, kas vyksta, kaip... Situacija ne pati palankiausia, bet mes aišku išsisuksim visą laiką. Dabar bandome saugiai atvažiuoti, atvežti mūsų krovinį. Žiūrėsime, manau, jums pranešime, kaip sekėsi vėliau. Kažkaip išgyvenom, niekas nesustabdė, lygtais niekas nelūžo, niekas neiškrito. Dabar yra 12:27, mums pamokau iš 10 minučių, tai tą jau netarysim, bet dabar varysim išsikraudinėti. Manau, nesitikėjom tokios sėkmės mes. Oi, labai nesitikėjom. Sunešiojom pusę lentų, liko tik tai ilgos. Dabar yra 1 valanda, į matematiką tikriausiai nespėsim. Galim parodyti, kaip čia apstojom. Tai va čia mūsų bačkos, kur prie tam video matėt, atvežė Liudvikas. Tai čia yra va čia bačkos ir va ten va bačkos teisingai. Ir čia šitas plotas yra Jokūbo namai ir bus mūsų pagrindinis statymo taškas. O visa mūsų saugykla yra čia. Galim nueiti pasižiūrėti, kaip ten atrodo. Pažiūrim, kaip čia laikosi Paulius. Pauliukai, pakomentuok kažką. Taip, tai... Na, tikrai, sakyčiau, kad nebloga vieta laikyti, turim stogą labai šviežią, bet truputį tvarkos gal trūkumas, tai mes, manau, per visą statymo laikotarpį susitvarkysime bišį. O kas viskas neblogai. Taip, tai liuks. Tai va, iš tikrųjų, pirma dalis mūsų misijos yra labai sėkminga. Nu, tarsi, apart to, kad tos lentos supjaustytos ne kaip mes norim, bet čia yra mūsų pradinis planas. Pats atvykimas, sunešimas, kol kas taip sklandžiai vyksta. Čia yra wow. Nu, mes čia turim. Virvę gal pašalinti. Ne, mums nereikia. Nes jie turim Baigiam, pagaliau, dabar yra 2 valanda, mes šiandien 2 valandas, beveik 3 valandas krūtomis ir nunešim. Tai Pauliu, tu čia buvai šitas meno kūrinio autorius, papasakok į mikrofoną ir parodyk.
Tai tikslas kaip ir buvo tiesiog kiek įmanoma prarūšiuoti. Aišku, netrodo, kad labai būtų tvarkinga, bet yra tvarkos, galima žvelgti ir chaose. Tai pagrindinis praėjimas tam tikras, na ir išsirink galėsim, visos lentos yra atskirai sudėtos. Tai perdu tau Alnai gal mikrofoną. Tai va, čia bus mūsų saugojimo vieta. Nebėra lentų, galim eit pasižiūrėti. Galim paklausti, ką mūsų komandos nariai galvoja, daug dirbę. Tampė, va, gali vienas vandenukų imti, kol vienas gerą, kitas komentuoja. Tai ką galiu pasakyti, kaip projektas gali būti be nesklandumų. Bet manau, komandai tikrai yra šviesių protų ir mes viską įveiksim. Gerai, Liudvikai, nuomonės? Bazaras, kad viską įveiksim, bet nereik grybo pjaut. Čia sakė Liudvikas pats savo. O, tai ką? Šiandien manau tiek, tai iki pirmadienio. Mūsų krepšiai sveria 30 kg dabar. Pasiėmėm ir to. Tai papasakysiu, kai atvažiuosim. Bet va, jums Benas parodys. Plokštelės, kampukai, varžtai, šitie. Ilgi daiktai. Ilgi daiktai. Nu žodžiu, viską turim. Turėtų užtekti, dar kažką pasižiūrėsim gal. Bet jo, galvom dar. Mastom, bandom į priekį sumastyti, ko įmanoma labiau. Apsipirkom mokį vežį, sumokėjom 125,8 centus. Tai prisipirkom normaliai daiktų, nusipirkom kampų, nusipirkom plokštelių, nusipirkom ilgų varžtų, trumpų varžtų, vidutinių varžtų. Žodžiu, turėtų kol kas užtekti. Dabar važiuojam pas Jokūbą ir jo, ir pradėsim statyti. Nu, žiūrėsim, stengausius. Dar klausimas, kaip mums čia seksis šiandien, bet jo, tai va, tai kol kas tiek žinių. Atvažiavom pas Jokūbą, kaip ir apsitarėm vietą, kur statysim, tai yra šitoj sniego pievai. Tai šiandien planas yra pradėti, bent jau, nežinau, išsimatuoti, susipjaustyt kažką bent jau minimaliai iš lentų, kad dėliotis tą pirmą tokį tariamą mūsų žiedą. Ir jo, ir tada žiūrėsime, nes nei oras, nei sąlygos dabar nėra labai geras, tai kažką po truputį bandysim šiandien stumdytis. Ir jo, tai va tiek. Tai va, mūsų kampusas pradeda atrodyti kaip kampusas. Berniukai užsikūrė laužą. Tai biškį bus šilčiau dirbti ir bus šiek tiek gal sausiau, ne taip šlapia. Bet žodžiu, pradėjom neštis malkas. Šita krūva malkų yra visas skirtingo ilgio ir jo, mums viena šudinai čia pasisekė, nes supjovė tvarkingai. Tai reiks daryti dabar labai daug matematikos ir skaičiuotis, kaip padaryti lygų stačiakampį raftą, kad jis nebūtų kiaušinis. Šita krūva dar ne visa, dar daug liko medžio toj būdoj. Mes čia naudojam 7-tukus, tai 7 tomai ant 7 pagaliais. Blanka, tašas, nežinau kaip pavadinsi, tai nepagadinsi. O Jėzu. Ir žodžiu, pavyzdžiui, šitas yra 1,8 m. Yra ten 1,26 m. Nu tai, žodžiu, reiks matuotis, reikia galvotis, bet kažkaip bandysim ir pavyks. Spjausim lentas po metrą, po 2, nuo 26 somų iki 38 somų, nes lempė šudinai supjausta. Ir tada ten yra krūva po kem somų. Darysim dabar 7 lentas, vientisas po 4 metrus. Ir tada darysim 6 lentas po 6 metrus ir čia gausis
mūsų pagrindinės lentos pirmo žiedo ir žiūrėsim, ar viskas gražiai gaunas. Ir jo, šiandien tikriausiai tiek mes pasidarysim. Plokštelės, kurias nusipirkom, yra 2 miliko ir jos yra per silpnos, tai važiuosim pirkti didesnių, bet šitas aikas irgi panaudosim. Tai ne pasaulio pabaiga, bet planavom, kad dėsim 2, gaunas, kad dedam 4 ir vis tiek išsigaubė. Bet dabar bandom sujunginėti 2 metrinės lentas, padaryti jas 7, padaryti jas 5 ir pradėta mūsų pirmą žiedą, kaip sakant. Čia mūsų pirmo žiedo lenta. Sveiki visi. Baigėsi mūsų pirmoji rimta darbo diena, sakyčiau. Priėjome galų gale prie tokios išvados, kad mums vis dėlto reikės dar nusipirkti papildomų lentų, nes pats lentų jungimas mums tikrai ekonomiškai nėra protingas ir, kaip pasakyti, teisingas sprendimas. Taigi mes kiek dabar turime tam tikras lentas sujungsime, tai mūsų dabar planas apatinės sudaromasias vertikaliai einančias lentas nusipirkti per naują, nes jom reikėtų labai daug jungimo ir dabar vidutiniškai mūsų jungimas kainuoja apie 8-9 eurus. Na, o kitas trumpesnės lentas, kurios eina horizontaliai, vis dėlto jungsime su kampais ir medvaržčiais, nes vis tiek kainuotų papildomai, nenorime mes išmesti tų lentų, tai bandome kuo labiau sutaupyti, kuo daugiau, bet tuo pačiu ir padaryti tvirtą plaustą, kuris savo tikslą pasieks. Nu ką, dabar mes jau truputį praleidom krovimo procesą, bet pasikrovėm mūsų lentas. Ir esmė yra tame, kad šiek tiek turėjom problemų, nes nemokėjom normaliai diržais naudotis, tai kokią pusę valandą sėdėjom vidų ir išpakavom. Bet čia laiko tvirtai, neiškris, tai dabar aš atšaukiu visus planus, dabar yra 1 valanda. 1 valanda. Mes čia valandą. Ok. Ir mes dabar lūpam iki Jokūbo. Dabar važiavom pas Jokūbą, mes pas Jokūbą pasidėjom, išsinešiojom visas lentas, tai yra 10x10 tas labai storas, kur filmavom ir tas plonesnės. Ir viena iš tų plonesnių lūžo beveik per pusę. Tiesiog mes jas pakėlėm, lūžom, tai gal čia važiavimo metu buvo šiek tiek problemų. Dabar noriu trumpai papasakoti, koks šiandienos tikslas yra. Tai mes susivežiojom visas lentas ir čia va dabar matot, ką mes čia turim. Tai čia yra mūsų tos, taip sakomos, viršutinės lentos. Tai yra ant kurių mes vaikščiosim, ant kurių mes sėdėsim, tiesiog paviršius, sakykime, grindis mūsų, ne? Ir esmė tame yra, kadangi čia yra statybinė mediena, jos yra labai šiurkščios. Tai jos yra, čia vat matot, tokie kampukai, rakštis galima įsivaryti ir panašiai. Tai mūsų tikslas yra jas nušlifuoti, kad mes galėtume ant jų būti. Tai va čia galite net spalvų skirtumas yra, ant kiek čia yra jinai šiurkšti šlapia, o čia yra nušlifuota maloni. Tai mūsų šiandien tikslas yra su kampiniais šlifuokliais arba kitaip vadinamis bulgarkėmis žargoniškai užsidėti ant jų antgalius ir nusišlifuoti 24 kvadratinius metrus lentų, kad jos taptų visos minkštos. Pabaigėm, iš tikrųjų pabaigėm darbus. Dabar yra po 5 šiek tiek, mes realiai, palaukit, kada mes čia su Jokūbu susitikom 11 valandą pas Liudviką. Tai be 15-11, nu tai va, 6 valandas non-stop darbą. Tai ką mes šiandien padarėm, tai yra mes atsivežėm lentas papildomas, nusipirkom šoninius gramdytus, kaip čia šlifuoklius ir sušlifavom 24 kvadratinius metrus. Čia mato 2 paskutinės lentos, jos minkštos kaip kūdikio, užpakaliukas, va, trinu, nei vienas rakšties, veidą pratrint galėčiau, va, net liekanų, nelieka švarios rankos. Tai iš tikrųjų šiandiena buvo kosmiškai produktyvi, visi labai gražiai susistigamom, 2 pjovė, 1 traukė, 2 nešė, žodžiu, ta prasme, idealesnės dienos neįsivaizduoju, visi pavalgė, visi pailsėjo, viską nufilmavom, viską padarėm, oras gražus, nei šilta, nei šalta, šiek tiek pripūrino, bet viskas to gerai. Tai toks dienos apibendrinimas, čia jau toks 3 darbų diena, tai yra žiauriai labai gerai. Ir kitą savaitę mes jau turėtume pradėti daryti tuos mūsų vadinamus žiedus, tai yra jungti lentas ir dėti bačkas tarp jų. Ir kur iš tikrųjų plausto visi darbai labai pajudės. Kosminis ačiū mūsų rėmėjų, mūsų generaliniam rėmėjui, tai yra Vytautui ir Akviliai, tai yra tie, kurie
kitaip vadinami Birštono mineralinėmis vandenimis, kurie finansuoja visą mūsų projektą ir be kurių būtų daug sunkiau ir daug tiesiog viskas lėčiau vyktų. Taip pat ačiū mūsų kitiem rėmėjam, kurie mus remia savo produkciją ir finansiškai ir šiaip padeda mums. Tai yra Sunjanas, tai yra Pergalė, tai yra Moki Veži, tai yra Diled, tai yra Paulinė. Tai yra Čias, tai yra robotikos mokykla ir tai yra Red Bullis Lietuva. Tai ačiū Jums labai už tuo, kad tikit mumis, tuo, kad padedat mums ir ką, susitiksim kitam video. Ate visiems.